Titravimas. Atliksime rūgštinį šarminį titravimą. Bandymui mums reikės biuretės, kūginės kolbos, matavimo cilindro ir cheminės stiklinės. Titruosime druskos rūgšties tirpalą su natrio šarmo tirpalu. Šitoje cheminėje stiklinėje yra nežinomos koncentracijos druskos rūgšties tirpalas ir turime 1 molio litre natrio šarmo tirpalą. Kaip indikatorių naudosime fenolftaliną. Biuretė yra pripildyta natrio šarmo tirpalu. Su matavimo cilindru pamatuojame 20 ml druskos rūgšties tirpalo tūrį ir įpilame į kūginę kolbą. Įlašiname 1-2 lašus indikatoriaus. Paleidžiame tirpalo srovę ir sukamaisiais judesiais maišysime kolbos turinį. Jūs galite stebėti, kad avietinė spalva atsiranda ir tučtuojau dingsta. Titravimą pabaigsime tuomet, kai visas tirpalas nusidažys avietinę spalvą. Liko paskutiniai lašai. Neskubam. Visas tirpalas nusidažė. Ir dar 1 lašą reikia. Prieš tai visas tirpalas buvo nusidažęs, bet spalva dingo. Dabar spalva išliko. Titravimas yra baigtas. Mums reikia pasižiūrėti, kokį tūrį tirpalo mes sunaudojome ir atlikti skaičiavimus. Apskaičiuoti kiekį sunaudoto šarmo tirpalo. Pagal reakcijos lygtį apskaičiuoti druskos rūgšties kiekį ir žinant, kad mes panaudojame 20 ml druskos rūgšties tirpalo tūrį ir pagal biuretės parodymus matydami, kad sunaudojame 2,4 ml natrio šarmo tirpalo, galime apskaičiuoti druskos rūgšties tirpalo molinę koncentraciją.